Sveiki! Šiandieną noriu papasakoti Jums apie dalį išmanų valdymą ofisuose. Tai papasakosiu, ką mes įdėgėme pas mūsų ofise, ką mes turime ir apskritai, kam reikalingas tas daly. Tai pradėsime nuo būvio daviklių. Vienas daviklis prie durų, vienas daviklis tik užėjus, vienas daviklis čionai zonoje įjungia apšvietimą ir dar keletas daviklių yra virš darbo vietų. Tai mes šiame ofise neturime nei vieno jungtuko, viskas yra valdoma telefonu arba planšete ir būvio daviklis. Tai matome, tarkime, dabar yra tamsu ir aš eisiu tuoj link savo darbo vietos ir pasižiūrėsime, kaip užsidega darbo šviestuvai. Ar aš greičiau, ar šviesa? Mano darbo vieta pačiam gale, bet jinai ir užsidegė. Taigi, pirma ir gal viena iš didesnių funkcijų tai yra judesio ir būvio davikliai. Tai judesio davikliai sužadina tą sujudimą ir įjungia šviesą. Būvio davikliai jie ir sužadina ir mato, jog tu dirbi savo darbo vietoje ir net nejudėdamas, o taip sėdėdamas, jis mato būvį ir tu tuomet nelieki tamsoje. Taigi, šiame ofise mes esame įrengę 7 būvio daviklius ir vieną durų sensorių. Tai reiškia, mes išeinam, tiesiog aš išeinu, uždarau duris, susiriečia sensorius ir visas apšvietimas po 5 sekundžių užgęsta. Čia yra pirmoji pagrindinė dedamoji dalis apšvietimo valdymo. Toliau yra valdymas. Kiekvienas gali darbuotojas savo telefone junginėti šviestuvą virš savo darbo zonos arba gali būti mūsų planšetė bendra, per kurią mes junginėjame. Tai dabar, tarkime, esame visam ofise ir tiesiog norime padaryti mažesnį apšvietimą. Tai reiškia, lengvai paspaudžiame 16%, tarkim, pasirinkau ir matome, kaip visur sutemo. Tuomet, tarkime, virš savo darbo vietos aš noriu padaryti daug šviesos. Hop, gale apšvietimas įsijungia. Taip mes galime valdyti visus stalus atskirai ir jie gali tiek išsijungti pilnai, tiek įsijungti su kokia norime apšvietimo procentais. Taip pat pamiršau paminėti, kad visi tie būvio davikliai jie turi ir šviesos sensorius. Tai reiškia, kad jeigu pas mus diena yra tamsiau ir apsiniaukia, tai šviestuvai dieną pradeda šviesti labiau. Jeigu pas mus yra daug saulės, reiškia, apšvietimas visas sumažėja. Tai kartais net pasižiūriu, kiek procentų šviesos būna dieną. Tai tarkim, dabar mes įjungę esame 100% apšvietimo. Tai vieną dieną, kai buvo labai saulėta, mes turime daug langų, tai buvo net 20%. Tai taip atrodo 20% apšvietimas veikiantis dieną. Grįžtame dabar į antrą naudą. Tai yra reguliavimas kiekvienos darbo vietos zonos atskirai. Dažnai mūsų klientai prašo, kad būtų galimybė, nes vieni mėgsta dirbti su daugiau šviesos, kiti mėgsta dirbti su mažiau šviesos, tai daly apšvietimo valdymas tai ir leidžia. Galime apsisukti ir pasižiūrėti, kaip mes galime padaryti jaukią atmosferą, palikdami nakčiai kažkokį apšvietimą, tarkime, padarome, jog spinta šviestų labiau. O tarkime, visas šitas meeting roomas mes vadinam išvis nešviestų. Matot, kaip mes jaukiai galime sukurti tokią aplinką, tiesiog keletą mygtukų. Čia mes dabar aš kuriu rankiniu būdu, bet susikuriame romantiką ir, tarkim, pavadiname šitą romantiką. Susikuriame kokį nors vibe ir visi darbo šviestuvai irgi gali šviesti tam tikrą procentalę. Tai apšvietimo valdymas, jisai duoda galimybę kiekvieną šviestuvą sujungti į grupės, į scenarijus arba padaryti iš tų scenarijų kažkokias taisyklės, kad net su laiku mes galime ateiti ir nuo 8 ryto gali vienaip įsijungti scenarijai, vakare dar kitaip. Tai kai jau turime galimybę valdyti šviestuvus, tai jau tada mus tik fantazija riboja. Tai yra antras didelė dedamoji apšvietimo valdymas rankiniu būdu ir automatizavimas. Aš šiek tiek sujungiau juos ir antrą ir trečią. Tai dabar grįžtante, pirmas tai judesio davikliai, būvio davikliai, jie autonomiškai valdo visą šį ofisą ar kitokią patalpą. Tuomet rankinis reguliavimas su kiekvienu šviestuvu atskirai ir paskutinysis tai yra scenarijų arba apšvietimo grupių sudėjimas į tam tikrus scenarijus, kurie priklauso nuo laiko ar nuo bet kokio mūsų noro. Ir ačiū, kad žiūrėjote.